Taip senai filmavai? Jo, 2 savaitės beveik nefilmavau. Labą dienukę, šiandien filmuoju vlogą. Kur važiuojam dabar? Dabar važiuojam į kaimuką pavadinimu Licinavas. Po to važiuojam į Marijampolę, susitiksim su mano mergin. Po to varom į Kauną. Šiandien būsim į tą realiai, nežinau ko tikėtis, vėl pasėmiau kamerą. Nu, aš nieko nežinau ko tikėtis. Jokios informacijos realiai nepasakė. Nu, būtent. Tai va, šiandien pafilmuoju šitą, dar rytoj varysiu į Jurbarką. Irgi mytas. Nežinau ko tikėtis, bo aš Jurbarke dar net nebuvęs mytuose. Matai, kiek čiolių pirmukį. Ai, va, šiandien noriu įsigelt savo tikslą. Aš žiūrėjau tuos savo vlogus, nu, aš negaliu žiūrėti, aš labai daug sakau karačia, davai ir visokių panašių. Tai bandysiu biškį susivaldyti, nesakyti tokių dalykų, nes labai negražiai skamba. Va, tai va spidometras turi veikti durų. Čia ne spidometras grybą pjauna, o čia labai greitai mašina stabdo ir akceleruoja. Tu pažiūrėk, kai rapsai žydė. Dabar reikės kažką atiduoti, ne? Iškrypelis tarp kojų lenda. Prievartaukit, gelbėja. Čia kažkas pipsi, man atrodo, sproks. Labai pipsi. Buvo šviesos įjungtos ir durys buvo pradarytos. Tai čia dėl to pipsi? Ja. Nes įjungtos lempos ir atidarytos durys. Tai jeigu gal su galva negerai. Parodyk, kaip tu pipi. Ne, šiaip šitaip. Pagarba. Va, aš dar Gintei daviau savo naują lipduką. Pažiūrėkit. Ledas. Manęs kažkas klausė dėl vlogo. Aš norėčiau atsakyti, bet dabar nepamenu, ko klausė. Išvados tokios, kad aučiai prasileido sausai. Baisiai. Da, važiuok su savo tauranas apie. Lidlas ir ligoniniai. Va, atvarėm į mytą. Žia, kas čia toks? Šiaip tai stautiesi. Draugas, Kipšas. Ką tu? Sveiki atvykę, Nocturnal sezono atidarimas, dar tik pradžia, bet bus visko, kaip sakoma, galima tikėtis, ane? Aišku. Tai aišku, vlogą darysi, ane? Aišku. Normalūs tie lipdukai. Bus normalūs, kaip tu pagamini ir fenų pereini. Ar namie fenų, blėt, neturi tokie plaukai ir neturi fenų, na? Neturiu. Nepis proto gerai. Jei mokėtai geriau būtų. Nevykėlis. Tau gal padėt? Net kimbui suguldysiu. Tai tu nemoki. Ledas bus. O, ledas. Kipsai iš karto filmuoja. Labą dieną. Zdarovo. Ką tu? Nieko, atvažiavau pažiūrėti, kas gero, pradžiojo draugelis. O, pravažiuoja veiksmo duot, blėt. Einam, krekždę pažiūrėsim. Biškai darželis cypia, bet nieko. Nu, davai, operatoriau, varyk. Dabar jau laikyk. Filmuoja? O? O? Ledas. Pirmą kartą be treningų. Žmonės sudainėti, nu, apsirengiau. Einu, dabu meriukui nuotraukų padarysiu. Ryžės iš Kauno. Tu durnas. Tu nebespank. Kurva, vis tiek aš dirbu. Matau mašiną visai neblogą pastatytą, fotkiai. Kem 6, faceliftas. Gerai atrodo. Labas vakaras. Zdarovo. Ką čia darai? Nieko, šiaip marinu. Ratai tai čia kažkokie feikiniai. Bet šiaip atrodo gerai. Labą dieną. Nu, pažiūrėt, kas čia du aparatai stovi. Tas plakatas labai knisa protą.
15, bet jisai platesnis. Patagysiu, aš dabar nesu savo, bet aš nuskirsiu. Gerai. Jo. Oi, iškeičiau lipduką į guminukų pakelį. Atvažiavo vaikai, jau nesąmonės daro, kažką ryžą vadina. Tai vakarį. Aš nerelys brandesnis. Kokį dalyką žiūrėsim? Žodžiu, esmė tame, kad mums reikės renginio metu dabar eiti apžiūrėti automobilių, kurie suvažiavo. Ir mes įvertinsim tų automobilių būklę, kaip sakoma. Ir bus giveaway'us toks. Niekas kol kas dar nežino, bet atiduosime, kaip sakoma, valymo priemonių. Ir ką tu čia, blėt, ir kėbulo, ne. Žodžiu, ir kėbulo, nu, ir išorės, ir vidaus valymo priemonių, ir priežiūros priemonių tipo yra. Tai mes... 100 eurų. Kokį 100 eurų? Och tu kurva, blėt, aš net nemačiau, kad aš lyginu. Blėt, tai ko tu nesakei man nieko, kad aš tik palykinau, blėt. Biški palykino, šitą iškirpsim jei ką, ane? Nors nieko tu nekirpsi, jaučiu. Tai žodžiu, esmė tame, kad reikia apvaikščiat, apžiūrėti visų mašinų vidų ir pažiūrėti, kaip viduje iš tikrųjų mašina atrodo. Ir tvarkingiausia, švariausia ir gražiausiai padarytą vidų mes apdovanosime valymo priemonėm ir priežiūros priemonėm. Tai ar tu eisi su manim filmuoti? Kartu einam apžiūrėti? Čia ką turim? Oi, blėt. Pažiūrėk, pafilmuok ten, karo čia Snack Kingas guli. O kurva, kilimėliai, nu, nestumsim ant draugų, bet žinot, patys jau matot situaciją kokią. Aš taip tyliai išneku į tą mikrofoną, bet aš su tavim išneku realiai. Pažiūrėkite šitą saloną, va čia tai legendinis salonas ir dar mašinytė, žiūrėk kokia uždėta. Eina savo. Kaip čia nufotkint mergaitę? Ką? Gal mus nori nufotkint? Nu, gerai. Gerai. Ką jūsi man? Susirasi. Filmuok mano mašiną. Aik, tokiam 6. Tvartas, violetinis. Va, parodė, jo, va, jo. Jo, dabar laikai. Dabar įsidėk į kišenę. Dabar taip sustatyta, kad galima tą mano kadrą pakartot, kur buvau padaręs kažkada gyvenime. Labas vakaras. Kaip sekasi? O, labas. Sveiki. Čia pareklamuojam gal biškę, ne? Veidas. Kas čia yra? Tai aš galvojau, padėkosiu gyvai ant stogo. O kas čia yra? Žodžiu, pasekit Twitch'ą. Gyvatė, apatinis brūkšnelis official streamer. Ai, tai jau eisi ant mašinų šok. O papa. Aik, tu durnas. Tu nebespank. Taip, pažiūrėk, Meihama jau visą šou daro, blėt. Aik, tu pist. Jau, jie atvarė. Čia savo reklamą. Norėjau šiaip tą korvetę pafotkyti, bet tai pradingo kažkur. Tiksliau, aš pradingau, ne korvetį. Aik, tu durnas. Tai kai išpiderastinta, jau matau tą korvetę, eisiu korvetę pafotkyti. Bet jeigu gausis, tai ir šitą nutrauksiu. Sveiki! Čia daug bemų, merusų. Reikia daugiau merusų, blėt. Tau į galvą reikia. Labai garsiai muziką groja. Aš geriau moku. Parodyk. Negaliu kamerą rankoj. Tai aš palaikysiu. Kitoj rankoj kamera dar. Ne, tai pas mane karačiai priklijuota. Ai, kaip? Pasigausiu, dabar pasigausiu. O dabar tai pasigausiu. Dabar tai bėgu. Nu pasigausiu. Pažiūrė. Pasigavau. Gerai bus. Labas dar kartelį.
Gal būtų galima prieiti prie automobilio? Biški jūsų. Turime kažką biški jau. Prieinam biški. Esmė tame, kad mes asmeniškai vaikščiojom ir tikrinom visų automobilių, kaip sakoma, vidų, interjerą. Galite pafilmuoti kipšą, tuoj nufilmuos. Žodžiu, visa išorė, viskas labai puikiai, tobulai atrodo. Mes vertinam nuostabiai šitą mašiną ir ta prasme, su mūsų bendru sprendimu norim įteikti dovaną vieną, kurią gavome iš rėmėjų. Tai būtų, aprašymas yra čia šone, Shine Maxas. Būtų Shine Maxo dovanėlė tokia. Ačiū. Lipdukas, aišku, yra ir visa kita. Išbandys. Tai ką, žodžiu, jeigu kažkada bandysit, ar šiaip, Instagram'e visada galima pataginti ir mus, ir Shine Maxą. Bet šiaip tai sakau, sveikinam, norėjom įteikti dovanėlę tokią jum. Ir galima, aišku, pasireklamuoti biškį kažkaip. Aš nesireklamuoju. Ne. Nes tik tokas. Tai vis tiek kažkaip prisek žodžio. Galit tiesiog duoti meilės mano kuriamiems video ir viskas, ko man reikia. Tai svarbu viską įsiaiškinom, žodžiu, jo. Ir... Tai prašau. Ai, nufotkyt. Eik fotkyt. Va čia tai prikolas. Nu tu nespank. Kas čia tu? Nu čia medis. Čia medis. Sveiki visi šaika. Žodžiu, esmė tame, kad tuoj bus skelbiama lokacija sekanti. Tai bus Telegramo grupėje, kurią galite rasti visi mūsų Instagrame. Bet visų pirma, norėjau gyvai, aišku, padėkoti visiems rėmėjams. Tai visų pirma, Urban Hubui, kuris leido čia šiandien šitam renginiui vykti. Padėkoti norėčiau, aišku, ko dar nematėt, bet pamatysit neužilgo, pyrobalionai.lt. Jeigu norit ferverkų, tai žinot, kur įsigyti. Jeigu kam aktualu, vandens motociklų nuoma, jetrent.lt. Dar norim padėkoti, aišku, Shine Maxui, kurio dovanos irgi bus konkursiukų, bus visko, tai gali tikėtis visko. Aišku, Mayhem Raceriam norim padėkoti, kurie atvyko su visu šou. Bimers LTU, ten stovi dar lipdukų yra, man atrodo, pirkt draugo garažas. Turim kolebą irgi. Gerai, ir norėjau dar plus vieną dalyką padaryti gyvai. Tai buvo Instagram'e mūsų paskelbtas konkursas, kas gali laimėti Shine Max irgi automobilio valymo priemonių ir priežiūros priemonių. Tai noriu gyvai, kad nieko neapgaudinėjau. Suku ratą, kas dalyvauja konkurse, šiaip nelabai daug žmonių buvo, bet vis tiek. Prasukam ratą. O, žiūrim, kas iškris, žodžiu. Ir nepatikėsi, Zefiriukė! Sveikinu! Paplojam! Sekantis dalykas, dėl ko mes čia visi susirinkom, atvažiavo iš Vilniaus Twitch streamerė viena. Tai čia yra Gyvatė Official, čiut nepasakiau. Gyvatė Official, tai jeigu kas norit streamus pažiūrėti ar kažką tokio, Gyvatė Official. Ir aš jai prisižadėjau, jeigu jinai atvažiuos čia iš Vilniaus, aš pašoksiu ant mašinos stogo. Laimi! Garso! Ne. Gerai, viskas. Ačiū už dėmesį. Tai va padalino dabar prizus, dabar varysim antrą lokaciją. Antra lokacija kur? Jonavos stadionas, ne? Nuvarysim antrą lokaciją, turėtų būti veiksmo. Ne, dabar bandysim filmuoti. Dronas skrenda, sakau. Pažiūrėk per langą. Dronas skrenda, pažiūrėk per langą, iškišęs galvą. Fotkyt nebefotkysiu, pasidėsiu, nes jau per tamsu nesigauna su tuo mano crop sensorium. Nu ir nežinau, ką gintė turi pasakyti. Nieko, ką čia vairuoju, nahui, visi čia iš visų pusių filmuoja mano mašinoje. O aš turiu, nahui, derint kadrus, kad geresnė gautųsi. O, The Boosters priėmė mano registraciją į mediją, primetė? Ne, tai kad čia per tamsu tiem roleriam. Jūs nebespankit. Gali. Tai kad aš tokią krekždę turėčiau. Ai. Ką? Ir vėl tu filmuoji. Ir vėl tu? Nepasigažinai. Kad ir nepideras vairuočiau. Jo? Jo. Aš irgi. Muilai į darbą. Tai tu irgi turėjai krekždę. Turėjau. Su išplyšusiais tiltais. Tikiuosi nefilmuoji, bля. Filmuoju. Va, prie manęs snarglys viens prisikniso. Sveiki. Dar už mane jaunesnės. Kiek mėnesių? Aš kovo gimęs. Tu kada? Aš? Lapkritį. Lapkritį.
Davai, duok man dūmenę uždegu ir kažkam į saloną įmetu. Davai? Davai. Šitą film gaidį ne, va tavo. Tas Anės gaidis. Gerai viskas, viso gero. Gal ir už mane sumontuosi? Ne. Na čia gerai atrodo. Ale geras. Ką manai pats apie mytą? Tai kad ne taip filmu, ką? Ką? Kaip tau mytas? Normaliai mytas. Normaliai. Norėjau pašėrimų, tipo biškis, žinai. Ne toks žmogus, kad mane ferverkai domintų. Dar laukiu kažko. Ojei. Parodyk, kaip sekas. Хуёвый? Geriau su mano tipsais. Уже 100 кайсų įpisau. Aik, tu durnas. Keičiam, parodysiu. Gerai, pirmiau reikia susirasti. Ok, kaip pas tave? Op, išlaikymas. Kokias 1, 3. Bet jis baisiai sunkus. Tu ant ilgesnio išlaikymo tiesiog daryk, žinai. Aik, tu kaip jisai švelniai fotkina. Sakai? Labai švelniai. Pažiūrėk nuotraukas. Žymiai geriau. Oi, man. Ant ilgesnio išlaikymo tiesiog daryk, ką? Ne, tipo pafilmuotum planuojam, tipo uždėk šitą ir gražiai pravažiuos porą mašinas. Nu gerai. Gerą? Nu gerai. Kas čia parašė, bet kur juda iš Kauno marių, kokių marių? Debilas jis gal. Parašyk, kad atvažiuoju, kad galėčiau pistau žuvį. Žiaur. Barygos mašina. Varyk iš kitos pusės, va čia pafotkysi rožinę. Gims mergaitį. Į tą patį kampą nubėgum. Žemiausios mašinos ieško. Nu nežinau, šita kol kas žemiausia atrodo. Čia aišku aukščiau. Ta irgi aišku aukščiau. Zetkiai gali būti žemiau. Manyčiau, zetkiai žemiau. Kas čia daros? Ai, nu tai kapotas atidarytas nesiskait. Šitie pralaimės. Man irgi Nepralaimės. Laimės šitie. Dovis atsisės, nepralaimės. Aš tikiu, kad ta zetkiai laimės, matai? Zekė, aš irgi taip manau. Zetkis tu padovai laimės. Va čia tai žiauru, ne? Gal ir man atsisėsti. Ai, nu ir aš atsisėsiu. Tupiu. Atrodė jau Marijampolė, kaimas Kalvarija, kaimas, bet čia tai kaimas Kaunas, tai kaimas. Nu tai va, pasiėmėm operatorių kipšą tam, kad įteikti jum prizą. Shine Maxo automobilio valymo priemonės. Laimėjant konkursą 4 buvo. 4 visi net centimetrai buvo. Tai žodžiu, sveikinu dar kartą laimėjus. Čia yra visas popieriukas ir aprašo viską, kaip naudotis, visą kitą ir išorės, ir vidaus valymo priemonės. Tai va, sveikinimai dar kartelį. Ar bus norinčių pašert? Noriu, duok mašiną. Ką? Noriu, bet duok mašiną. Aš neduosiu savo mašiną, bet man ratus pataryk. Bakūrus lengviau atpažinti negu panas. Tai būtent. Būtent. Nes panos pasidažo, jos visos lygiai taip pat atrodo ir ateina mytė sveikintas, nu aš net pažįstu, aš nežinau su kuo sveikinimas. Su manim sveikinas, nu labą, vardo nežinau. Va tu prieini, aš suprantu, ateina pijus, suprantu, bet ateina kažkokia čia, na nežinau, nesisveikik su manim. Va domulį tu iš kilometro atpažįsi. Sniperį. Kas daro? Nu, bet kokį bachūrą, paimtų Lauriną, pamatysiu iš kilometro irgi. Ryžaitį. Ai, jos lepiasi. Nuvažiavom į paskutinę lokaciją, vyks šėrimai. Mes nešersim. Man gaila mašinos, aš dar tikiuosi noriu grįžti namo. Jo, mes ne chuliganai. Taip. Tu dabar taip po tokiam tamsį bandysi patyti? Tai reikia išbandyti. Nesigaus. Va tą Lexusą papatyk. Lexusas ledinis. Per kamerą mano net nesimato skaitų. Jau manual fokusą jungia ant tiek tamsų. Ilgesnį išlaikymą padaryk. Daugiau biškį. Pusę sekundės. Bandom nufotkyti Lexusą tamsį. O biškį periškiai. Galėjai sumažinti. Blat?
galima naudoti nuotrauką tokią. Nu ir šiaip įmanoma naudoti tokią nuotrauką pusę sekundės. Eik, tu ledas, kur? Laukia tamsu. Laukia tamsu tu fotkini. Čia dar hujovai. Ne. Full frame'as. Čia Night Visionas. Reikia labai stabiliai laikyti. Tokį, ko Diena. Pirkit full frame'us. Nupirkit man full frame'ą. Ne, aišku, susilieja labai nemažai. 6,000 pajaso. Kur pas mane realiai nieko nebūtų. Būtų visiškai tamsu. Ir būtų pilna grikių. Girdėsi, kad čia signalizacija kažkur groja. Va, aš dabar prisiminiau, ką aš ten norėjau atsakyti. Ne tai, kad atsakyti, o vlogė tiesiog paminėti. Ar norėtų žmonės pamatyti, kai aš patkės editinu. Ar norėtų pamatyti, kai aš Lightroom'e kokį streamą darau. Kontentas. Mano kontentas. Ypač kas domisi fotografija. Aš kažką signalizacija. Vau, kiek daug pašėrė. Du atvažiavo ir išvažiavo. Ai, šeria. Jau varo. Aplink ferverką. Aštuonkę kokią nubražytų, dar kažką. Reikia 2 ferverkų. Aikt. Čia padanga? Aikt. Ei, čia restauruota nuplėšė, naku, protektor visiškai. Kiek valandų? Jau mane mėgelis ima. Tave irgi bepe. Naujas visus. Su naujų sezonų. Timėja. Papasakau, kaip tau mytos. Nu, nuostabi, viskas puikiai, ką žinau. Zaibys. Oba, kai šeri. Taip pat atsižvelgus tai, kad pats pirmas mytas jų ir kad sezono atidarimas tik tais daro. Baisiai gerai. Nu, šiaip jau baisiai gerai. Sakyčiau, kaip pirmam sykiui, nuostabi. Jau net nebeisiu, arčiau nebandysiu filmuoti, nes jeigu prieisiu arčiau, tai prasileisiu akmenį ir po to viską, ką sutaupiau ant teisių, išeis ant karsto. Po pirmų kažers. Nu, bandysim kažką įrodyti. Pirmas kartas ant sauso, tai... Gerai, davai, varyk. Dabar varysim kur? Pavalgyti, ne? Va, baigėsi mytas. Nuvarėm pavalgyti, pasiėmėm McDonald'e, pavalgėm. Nu, dar nepavalgėm, tai dar bulvės su spraitu liko tau. Pirma diena baigėsi. Ja. Nu, kaip Prasidėjo antra. Negaliu sakyti, kad rytoj varau į Jurbarką, nes rytoj tai jau šiandien. Taigi, dabar yra be 12:02. Kipša šiandien vakare važiuoja į Jurbarką filmuoti antrą mytą ir susitiksit su Kipšu rytoj. Bam, antrą dieną miegojau, aišku, nebaisiai daug. Grįžau 4, nuėjau miegoti. Varo, dabar manęs varysim į Jurbarką. Vieną dalyką pasibaigiau editint ir man parašė, kad man siūlo rytoj varyti Airsoftą pafotkyti, pafilmuoti. Tai mažu varysiu. Va, atvarė manęs pasimt kažkoks tai veikėjas. Kas tu toks? Nekomentuosiu. Vis tiek prisieksiu Instagramą. Ką čia vairuoji? F10, 535. Aikt. Bet tai lyja tai baisiai, bet žada 8 valandą tipo pasitaisys. Žiūrėsim, kaip bus. Pirmiau važiuosim susitikti su visais kitais iš klubo ir planuojam važiuoti koloną. Vakar mytę su vienu fotografu ten pradėjau bendrauti. Nu, žiūriu, eina kažkoks rimtas fotikas, Canonas, full frame'as ten. Žaliai apsirengęs. Full frame'as ten. Objektyvas užtuka. Nu, objektyvas kainuoja kiek mano visa įranga. Nu, tai aš pradėjau bendrauti, sakau, kaip tau sekasi. Sako, ai, čia man greiniai nuotraukos kažkaip nesigauna. Sakau, duok man duok dėdėk vieną. Jis pasiėmų, tu galvoji, kad tu ant 400 fotkinė. Jis prisukau į 1.3, diafragmą iki 2.8, jis padariau kadrą, tu kai šviesa. Tai paėmiau į rankas, parodžiau, kai reikia, davė dėdėjai vieną. Nu, jis paėmiau, paspaudžiau, įskridau į kosmosą, tokios aštrios nuotraukos, viskas, nusprendžiau, aš irgi full frame noriu. Pas mane tamsiai, jeigu fotkinu, tai jau negerai. Tai va, nusprendžiau, full frame reiks pirkti. Aišku, jeigu įpirksiu. Bet neįpirksiu. Bet čia fotkinu po dvacokėlį. Mariampoliai be šansų. Sakys, tai kaip čia, 1.20?
O, mes jau čia. Greitai atvažiavom, pažiūrėsim, kiek čia yra hebros. Jau čia nedaug. Te Modestas, ne? Jo, gal. Nežinau Modesto numerių. Reikia eit pasisveikinti. Kas čia toks? Labą dieną. Labą dieną. Kur važiuosim? Pasivažinėti po miestą iki Jurbarko, iki Myto, pabūt minimaliai su Hebra, pasižiūrėti, kaip atidaro sezoną. Gerai, supratau. Kas čia toks? Čia yra asmuo, kuris yra atsakingas šį vakarą. Čia tas Vilkaviškio reperis. Būsimas galbūt, atkreipkite dėmesį į detalės, tai turime po numeriais BBD 505 ir šiandieną, tikslas bus praleisti smagiai laiką ir šiaip tai labas. Ai, šiaip tai labas. Audžiai veršinas gali paveikti. Būsimas galbūt. Pakeisi. Dabar kaip tik proga, kai ant tiek supistas jisai dabar. Jo, realiai, dabar galima sudeginti visiems karjerą. Jau. Tai ta proga reikės užkurti kažką. Gerai. Tai va, viskas tvarko. Galėsiu tau klipą nufilmuoti. Žinoma, būtinai, reikės ir fotosessiono šitai mašinai, tik kad čia ir atlankį nubraukas. Jau deda vėliavas. Vyksta reikalai. Miamis. Nu ir aš uždėsiu. Su 2 vėliavėlėm. Ir čia su 2 vėliavėlėm. Ir dar te 2 mauna. Džiaurus. Ale tipo pasiturintis kūpas. Sako, suvalkai skūpi. Po 2 vėliavas mauna ant syk. Nu, švartas. Va, mūsų sitas atvažiuoja. Wow. Marijampolė ir tokių yra, jeigu kam įdomu. Tu durnas, tas lipdukas tokio dydžio? Tu nespamink. Tai kokio dydžio tas lipdukas Klaipėdos autošou? Aš galvoju, jis mažesnis būna. Ai, labas. Jo, 3. Labą dienukė. Jau susitvarkei turbą. Kas jai buvo? Turbai pizda. Sudegi. Labas. Ką tu? Ko nori? Ko tu nori? Edvardai, kas čia yra? Keglis priekį važiuoja. Va, dabar esam šakiuose. Šakius ir kulkiai. Da ten domolis stovė. O šakiai, man atrodo, va čia yra beveik pakeliui, ne? Iki Jurbarko. Nuo Marijampolės, tarkim. Nu, arčiau Jurbarkas dar arčiau Jurbarkas. Tai va, atvarėm dabar Jurbarką mašinų, tai irgi nemažai degaliniai vien tai. Bet man dabar mašinos mažiausiai rūpi, aš nuo Marijampolės laukiu, kol į tualetą galėsiu nueiti. Sveikas. Jo, bandysiu pafatki dar. Ok, dar per laiko yra galė. Bakol šviesų, tai reikia daryti. Mašinų nėra, tokia čia pusė jūsų. Nu jau, pusė tai Marijampolės atvarė. Tai tipo su savivaldybė da derinot. Jo, tai va policija stovi, tai jau reikės važiuoti. Ai, tai čia jėga, gražu. Na, kaip tau koloną filmuoti geriausiai tur? Koloną filmuoti? Priekio iš galo? Geriausia tai iš galo tiesiog lenkt link priekio, bet aišku, čia nesigaus. Ne, nes gali būti, aš nežinau, viens ekipažas sardu. Jeigu filmuot tokius kaip rolerius, tai iš priekio, jeigu pačią koloną, tai iš galo galiu iš kišės. Jo, youtuberis, MRB geidis. Jo, va, filminu. Jo, nutraukė. Gali pasisveikyti. Sveiki visi, Jurbarkas radijas, Aivaras atstovas. Matau neblogą kemšeštą, ne kemšeštą, krekždį, neblogį. Cipielą susukt reikia. Bum. Domulio, kemšiukšlė. Kas čia daros? Instruktažą vedam, kaip kolonėlę naudotis. Aina. Prikolas Jurbarkui ir kolonėlę paskolinom ir žmonių paskolinom. Tu durnas. Ai, čia ta pati Omega. Nu greitai Omega iššoksiu. V6. Aš šitos patkysiu. Jo. Mama geriausia iš galo kairės pusės. Jo. Tai, tipo, rolerius filmuosim. Ne tai, kad filmuosim, patkysiu, nes aš šiandien nefilmuoju, šiandien fotografuoju. Ir dar prie to pačio policija mus ves. Filmuot rolerius prieš policiją man čia yra kažkas keisto. Bet jeigu leidžia, tai gerai. Iš pradžių sakiau, čia dar nedaug, bet dabar žiūriu, kad pilna aikštelė. Čia laukiu, kol pradės važiuoti visi. Čia šiaip bus viena juosto kelias vien ar bus kur ir 2.
Jeigu suksim pro Jofo, kaip sakant, tenais, tai ten kaip ir laisvas kelias, kaip ir dviem gali. Tai manau, kad viena jūs. Kaip presidentas, girti. Nu, pizdala, va, roleriam tai čia idealu. Šiaip normaliai. Jau čia irgi tokia įdomesnė patirtis, ne? Pirmą kartą mentai prieki manęs važiuoja, kai šolerius fotkinu, jeigu ką. Aš žinau, kad čia šiaip su mašinom neblogi renginiai vyksta visą kitą, bet šiaip nežinau, kad čia taip čiau, kad mentai prisideda prie rolerių. Vilniui tokio prikolo nepadarytai. Jo. Čia labiausiai tai tas langas mane nervuoja, negaliu žemai nusileisti. Nu nežinau, bus matyti. Viskas okei. Bam. Jo, dabar pro trikampo grinai jėgalinės. Dabar šiaip kaip roleriukų reikia pabandyti pafilmuoti. Opa. Parodysiu, kaip atrodo šitas vaizdas. Opa. Policija mus veda rolerių filmuoti. Wow. Aišku, neleido iš bagažinės, nes ir taip jau užtektinai įstatymus pažeidinėjom. Opa. Čia dabar aš kai ranką iškėlęs, tai atrodo, kad ne rolerius filmuoju, o internetą bandau pagauti miške. Bet tai čia mašinų tikrai nemažai, aš matau, kad ta juosta nesivaidina. Kaip tau pačiam įspūdžiai? Pakol kas jaudinuos, nežinau kodėl, bet jaudinuos. Čia pirmą kartą Jurbarke taip? Ne. Nu, tipo, su policijos palyda jos, su savivaldybė, kad sudaryta viskas, tai taip. Tai reiškia, klubas auga. Nu, jo, augam, plečiamės. Mūsų šitas BMW Miami klubas, tai pagrindiniai draugai realiai yra. O kur mes čia sustosim po to? Kur mus veda iš tikro? Į Nemuno aikštelę. Nemuno aikštelė? Čia tipo, kai Kauno Marius, bet Jurbarke? Jo, kai Kaunas Marias turi, tai mes Facebooką turime prieplauką. Facebookas? Prieplauką netilpame. Tipo, Facebookas vadinasi? Jo, Facebookas. Kodėl Facebookas? Nežinau, kažkada taip idėja. Facebookas. Iš kokio Kauno į Jurbarką man pasakytų, važiuojam į Facebooką, galvočiau, ką? O Jėzau, Jurbarkas. Reiks eit jaučiu fotografų kalbys. O išėjau, matau su gimbalo. Ar speedrampus filmuoju? Ne, nefilmuoju speedrampų. Šiaip filmuoji? Man patinka labiau perteikti nuotaiką, kokią vyksta. Jo. Tai speedrampų nefilmuoju, jeigu reikia įdedu, aišku. Tai... Kai vadinies? Untis Visuals dabar. Ai, matęs, jo geri tavo video. Nu, ar geri, visą laiką ir kur tobulėt, bet... Normaliai. Nu, patenkinamai pavadinčiau. Nėra. Kaip su tokia įranga viskas normaliai, pas mane irgi bus net tas pats modelis. Va, Miami, spakainai, su vėliavėlim visi. Matau, kad čia Jurbarke populiarų žaibai visokie opeliai. Šiandien fotkinsim opelius. O, Kregždutė atvarius. Aš ją Kaune mačiau, aš ją Klaipėdoje mačiau. Ne, Kaune tai gal nemačiau, bet Klaipėdoje tai tikrai mačiau. Visai nieko. Palangė tai žiauri. Dar vieną kregždutę. Na gerai, fotkinsim kregždės. Kačiukai. Reikia prieš kamerų, eik tu pist. Katukai, eik tu pist, pats geriausias kadras mytė bus. Kapuotą gal pasodint? Davai. Pasodins katukas ant kapoto. Dabar reikia pasistengti. Gerai, pas tavai irgi geresnis kadras. Gerai pagalvoju, ne? Jo. Aš prie jo sakau, žiūrėk, pasitėjau katukais. Sako, nori pasodėsiu mašiną, sakau, gerai. Sony naudoji? Jo. Stop! Ką tu naudoji? Canoną? Čia nesme Canon. Jo, dėsi ar jos ant jie. Dai filmavimų turi. Jo, osmeka. Vlogą filmuoju. Koks vardas? Operatorius Kipsas. Ai, Kipsas, tu čia Jo. tas, viskas, Adrius. Gerai, pasireklamuok. Koks tavo Instagramas? R Adrius, mano Instagramas yra. Gerai, ale tipo surasiu ir uždėsiu. Įdomu, pas mane švari ta kamera, jaučiu, kad ne.
Untis medija. Na, aš tai darau, na, kosmosas. Ką? Ne, aš tai nesimatuoju. Man nėra lygių. Gerai, manau galim pradėti. Jeigu jie prisijungs jūsų daugiau, sulaukiam atvirom rankom. Tai sveiki susirinkę į mūsų Jurbarkas Riders 26 metų sezono atidarymą. Galiu gauti garso? Ačiū. Net prakliupo, kai atėjau. Iš viso 4 apdovanotinos vietos pagrindiniais prizais ir visos kitos pagodos prizais. Toliau, užduotis stipriausias vairuotojas. Pas mane kuro užtemo viskas. Ant tiek juodas dūmas, kad Arnas nieko nemato. Tuoj susto šalia, tuoj parodysiu. Ir kas už mūsų mėlyną Batmaną? Laimėjai. Prasidės antras Easy. raundas. Sausai. Kas už juodą Batmaną? Ir kas už mėlyną Batmaną? Dar kartą. Kas už juodą Batmaną? Ir kas už mėlyną? Bent jau matų nugalėtojas aiškus. Mėlynas Batmanas. Paplojam. Молодец. Ar būtina man į snukį, Arnai? Šitas toks rimtas konkurentų net neturi. Nežinau, čia fotkyt, nefotkyt daugiau, nahui. Mano gali, va. Visada gali. Ne, tai tu pasirodai ir įsigando kiti. Dabar golfą, kuro nevažiuoju. Čia prizai taip slovakiškai, o toliau eina. Eik to nahui. Dulkių šilblys. Ne, aš su tavim nešnekėsiu. Nenoriu. Kėglis. Čia ketvirta, o visos kitos pagodų. Ar ketvirta pagodų? Aš manau, mums reikia 10 valandų. Kad bobos labai garsiai žviegia nesąmonė, nesažininga. O aš dabar prisiminiau, kad aš turiu visiems dovanų. Ai, kokios geros flėras gavosi nuotraukos. Tu durnas, ką tik peržiūrėjau. Ai, tu koks flėras. Čia tipo normalu. Matau baisiai išpidrastintą golfą. Pažiūrėkit, žiauru. Ai.
Nežinau. Nėra čia ką patkyti, viskas, net pradėjau vaikus tai dviračiais patkyti. O ne? Jo. Ble, tiek kėdė, žiūrėk, čia su naujais kuro. Jeigu jau niekas Dabar neviršys, moterys temps mašiną. komandinių prizų. Nuo tų bakelių iki tų bakelių. Tai ką? 3, 2, 1. Palaikom, plojimai. Blam, greitai, kad tokių važiuotų. Atleis stabdį. Stop. Plojimai merginoms. Trys, du, vienas. Eina, plojam. Palaikom. Stop. 7 sekundės ir 84 šimtusios. Na, pachūrai nebereikalai. Vadžiukas tai parodys laisvę su savo aparatūra. Tai leisim pirmą šitam automobilį pasireikšti, nes reikia visiems pasireikšti, o čia kaip ir aišku bus. Viskas, easy džiugui. Maladėts, jau laimėjai. Jau viskas aišku. Girdi, tu jiem pasakyk, kad palankę padėti prieš kokiam sėstų balus kvapą, na aš tą nieko nesigirdi. Nu, magelis tai rimtai prijungtas. Elektrikos Oi. Su pareigūnas, tavo rankose absoliutus teisingumas. Va čia va tas va išpidrastintas. Nu tvarkingai, nieko man rodo tvarkingai. Prakratysim mėginius tau. Mokyklai nesimastys irgi. Jau pupus praėjau, man neberūpi. Tau pasiekė 100 šiam. Pavai, tu juokauji. 105 turi. Taigi 100 šiamą toli gražu. Pala, kuris pasiekė 100 šiam. Mineik. Ne, Mineika, tai jo. Paskui Mindy. Paskui Erikas Gilys. Mano. Mineika tai sakė, kad jam 100 šiam, tai te easy. Jam nėra ką veikti. Jova pusė. Jo. Vien turėjau. Bybės gavus. Mama get you. Oh, there you go Bus galima unboxingą filmuoti. O pagavom Wheel Cleaner setą. Atrodo labai brangiai. Net pakuotas irgi. Kvėpukų, lipdukų ir dar kartą lipdukų. Visai nieko. Nori dar vieno lipdukų? Nu, davai. O, dėkui operatoriu. Bus ant mano mašinų savo lipdukas dabar. 3000 eurų. Daugiau šitą golfą, ne? Jo, biški daugiau. Kalbė, nesipėlė mašiniukas, kurva. Domuliai? Jo. Ha, lopas. Tai va, žodžiu, keičiam lokaciją, net nežinau, kur važiuosim. Sakė į cirklą.
Šiaip mitas smagu, žiauriai patiko. Aš ir galvojau, kad Jurbarkas kažką tokio užkurs. Dūmų tai čia balekiek, Suba irgi plaka. Iš miestų visokių atvažiavę mes iš Marijampolės. Čia Borniauta iš vis daro. Nu, fotografų, videografų visokių čia yra, čia kiti žmonės net prieina, sako, o čia Kipsas tu, duok parašą. Atvarėm į kitą lokaciją, o kita lokacija tiesiog degalinė ir kokiai. Bet tai vietos tai balekiek ir mašinų balekiek, žodžiu. Beveik į Marijampolį. Burbulus pučia. Papus burbulų. Eik tu pest. Aš tai filmuoju šiaip. Tai kai gerai, kokie efektai. Tai koks bait. Objektyvą nuplovė. Aš va šitą nufotkyt kažkada bandžiau, bet niekaip nesigavo. Įdomu, kas savininkas. Norit lipduko? Nemokamai. Ant gražios mašinos nemokamai. Nuo Kipso. Ką? Aš šiaip tais panelę turiu tai. Ai, žmogiškai. Bum. Tai kas čia dabar bus? Aš nežinau, parašė į Instagramą, kad storiukai kėlė, kad sako, ateinam į kitą aikštelę, ten vyks užduotėlės kažkokios, tai vainam pavykdyti užduočių kažkokių. Mažai, eisiu aš kažką padarysiu. Tau seniai laikas jau eit kažką daryti. Kokia? Važiuoji, mytus į visą kitą ir nieko nedarai. Eisiu, kokią lygtį įspręsiu matematinį. Teoremą įspręsti, jums parodysiu, kad tu Be problemų. Nuo matematikos. Matai, kiek pupą surinkau? Ne. 3 iš tram 2 ar tai tram 4. Aš visiškai nesimokiau. Ai, čia tas su vandeniu bus. Bet čia tai jau laukiu. Čia tai turi būti įdomi. Jie sakai, prieštis Nu, po pirmą gal. Bet tas putelis tai keliauja. Ne, pasirašyk, jeigu nori. Tai dabar žodžiu, šita viena rungtis, tada nominacijos ir jau tada... Nu, pabandyk tik tai šitą 5 litrų išmest. Ir dabar dalyviai visi ženkit už kortelę. Bravo. O tai Kipsas su kamera? Te filmuoja. Ištiestos rankos. Primenu, bus daugiau negu pusė išpilta, jūs ir pirmi kirsit negalios. Na gerai? Start! Kurva, pasistūm. Na, kurva. Bibi, dėl. Žaidęs tą žaidimą per 7 Windowsus, kur ten su tais dviejais. Nu, tai aš va, kai tas kamoliukas atsimušiau jų visus ir pis žiūri, nėra pas mane. Nu, da pusėje bėgo, bet pribėgo iki galo, pis paėmė mano puoduką susipylė į savo. Tai tau reikėjo neeit miškų, ar būti primyžės. Bet sakytų, kodėl pas tai kriaušių limonadas. Koks skirtumas, blė? Kokį pylį, tokį turiu? Durnas baigėsi mytas, nu da nesibaigė, da bus draugų. Bet tai davė dovanų, čia Mabaleko prikrovė, net neoficialiai davė rimtos dovanos. Davė kvapukų, davė čia man lipdukų, davė visko. Dar kažkokių tai kuponų, detailer place čia visokių bus, matyt, dar kažką nubėgo paimti. Va dabar varysim draugas, nerodysiu su ko, nes nenoriu blurint po to veido. Pasižiūrėjau, ką aš te dovanų gavau 25 eurų nuolaidos kodą. Detailers Place, gavau Detailers Place lipduką, Jurbarkas Riders lipduką ir balekiek kvapukų, tai kvapukais pasidalinau su draugais. Geras požiūris. Žodžiu, Jurbarkas mane palepino, aš juos, va čia nemokamai atvariau tipo. Šiaip labai gražus miestas. Pažiūrėkit, kaip čia lygu. Čia kokios rolerius filmuot. Vau, vyva. Miestas tai geras, man tai patinka. Gerai, man patinka, aš ne pirmą kartą jau čia randuosi šitam miestelį. Faini žmonės, paprasti, viskas labai paprasta su jais vyksta ir gali šnekėtis, bet kokią nori temą, tai labai faina. Biškį tamsu, bet tai žmonių nemažai atvarė. Racijas, nuvarau racijų paimt. Aš varysiu iš galvo, nes aš nedrauguosiu. Tiksliau noriu iš galvo matyti viską. Tai jau gali paleist, manyčiau. Ilgom šviečia man. Dešinė juosta laimėjo. Gerai.
iš kairės juostos laimėjo. Galimai teks outro filmuot. Tuoj. Arba ne. Nu, įsikraudinėja dabar ragelį, o ne ragelis, o kamera. Bet dar pabandysiu biškį pasikraut. Civilių balekė pradėjau važinėti, tai čia dabar nesąmonė biškį. Aik, tu girdi, kai cypia? Audi kol kas veda? Nu, aš manyčiau. Nu, Audi paėmė, sausai dar. Labai gerai, supratau. Va. Pirtupėm visi jūrbarkė. Netikiai, tikrai BMW priskris. Palauk. Tai aš jau visą vakarą laukiu. Mersas išges. Tai hujovas mersas. Gal tas mersas vėl užgeso? Kas jam yra? Jau žopą purkštukam. Gerai, gal baigiam šiandien. Nu jau būtų galima jau pabaigti. Sakysim, mes namo važiuojam. Jeigu sustabdys. Gerai, mum adrenalino pakako. Užtektinai. Jeigu ką, tai pasilaižyt buvo maždaug. Jo. Nu tai yra mano teisės ar tavo savigarba, svarbiau. O ką policininkai dėlioja? Aik, tu rimtai? Ai, žiauru. Be numerių? Eik, be numerių paėmė. Skaudu. Jau rytiniai aerosoftą varysiu į bažnyčią pasimelst. Man atėjo čiuvelis pasakė, sako, yra civilinė mašina. Sakau, tai leiskit, nako, kurva, sakau, pasiskirstykit, sakau, prasiskirstykit, stoja. Nu tu kurva, nu tai jeigu yra tų žmonių, nu tai patys pagalvok. Dėl to ir sakiau, kad pirmą reikia žinot, kas nori važiuoti ir ne kad stebėtų kurva visi, kad važiuotų. Nes paskui taip ir gaunasi, belek. Man irgi padarėm vieną sykį, kur aš visi žiūri, kur aš civilinė mašina, tai ką daryti. Taip norėjau skaitos nuo kurva. Nežinau, dabar varysiu į degalinę, kažką pasimsiu, gal pavalgyti, gal atsiger dar kažką, gal pasisioti iš vis nueisiu. Žodžiu, gavos taip, kad nuvarėm, padragavom ir labai daug civilinių pradėjo važinėti, labai užtempė viską. O po to žiūrim policiją, nu tai ką mes tai varėm, pasislėpim. Papravažiavom, nu tai ką, jau nieko nedarysim. Nuvarėm, čia vėl įkiš ir kleko ir kimarinom visi. Tai nežinau, gal jau šiandieną užbaigiu, gal dar kažką įdėsiu, bet abejoju, nors gali būti. Važiuosi, nes namo. O ryt 9 maždaug keliuosi airsoftą filmuosiu, arba patkysiu, bandysiu, arba nežinau kaip gausis. Dabar yra pirma, dar kol grįšiu, kokią pusę, 3 jaučiu. Viskas, važiuojam jau su direktoriumi į Marijampolę. Paduosim Arnui apdovanojimą už Zateškės. Nes ale tipo Zateškės geriau už varžtus. Gerai, kada ne vinukai. Vinukai susikaltų, tai būtų prikolas. Viskas. Bye. Čiau, čiau. Čiau, čiau. Matau, kad nepravažiuoju. Na, apsižergės. Aik tu, kai negražiai. Pafilmuoju biškį, bet eik. Grybas, kurva. Eik. Tu pažiūrėk, kur pagrindinio ženklas. Eik, tu pagrindinio ženklas dar gali. Galim pasimti namo. Davai. Aš greitai paimu. Paimam pagrindinio ženklą ir varom. Į aliumą priduodu. Va, dabar važiuojam į airsoftą, atvarė čia kažkokie 2 veikėjai. Kas toks? Alfa kilo Andriucha. Naitmeras Miklušis. Dabar varys visi, mane šaudys. Dabar pamatysiu. Jo, pamatys fotiką, ant syk sulės fotiką, aš net užsidėjau dar vieną filtrą. Opa, oi, koks tu baisus. Kai šaučiau. Šitą tai tikrai šaučiau. Žiūrėk, kaip pas mane šaudu. Tu jau čia, blet, jau čia nelygis, žinau. Ką čia turim? O eik tu pist. Tai pasimk į degalinę. Su ginklu nemokamo kuro nuolaida. Žiūrėsi, kad varto sumuštinį ir skambina policijai. O žiūrėk, kaip čia davė. O eik tu pist. Kuriai. Gražus? Labai. Gerai. Tavo patų. Nieko neliks.
Duosit, jūs man nežinau, kokius maišelius, vos argi pasimsiu. Išsimausiu ant kojų. Tai tau bus, tu supranti, kad tau iki čia bus šlapia. Žinau. Bet aš neturėjau nieko. Gal 5 litrės ant kojų užsimau. Čia žinai, kai gyvulius visokius nupeni pirmiau ir po to nužudo. Sunkus gyvenimas, kai neturi pats savo transporto. Jo, dar snarglys. 10. Jo. Vyzite. Ką žinau, normaliai. Taip, visi kiti skundėsi, jaučiu, kur nesąmonė. Aš sapismėjau, tikrai čia gerus atsakymus sužymėjau ir išėjau. Matematikos prim iš tram 2, lietuvių jau nepamenu kiek. Tai nes genijus, tai visi kurvo mokliukų išvadino. Klasiokiai metus mokėsi, tai drožį, matematiką, už mane mažiau surinko. Afraudas. Čia pamatysi, koks kalnas bus. Kas čia to kalnas? Šitą osį nutraukiau, ta prasme, jau ties viršum. Tu jau bėgėkės? Tu durnas? Kai. Bet tai kai įdomu. Mano fanai susirinkė. Ne, bet matos, kad čia pas juos visus tą patį pakatkiai visi su volvekais. Jo, čia būtai su tokia įranga užsukesnė į tą posūkį ir būtai prie Lenkų sienos, jei patikrytų dar be paso, tai čia... Na čia smagu būtų. Būtų ne kad ką. Jau visai su kamera. Jo, čia dėl mano saugumo. Pasiemo kurvo, kad pašaudyti į mane. Vis tiek eisim šventi tave. Kodė? Žiūrėk, tavėlį pildo. Žinok, juokas, čia tos pačios dėjas, tai žyžiai tavėlį. Tik biškai silikono daugiau. Žiūrėk, čia irgi žiūrėk. A, kurva! Piderastas. Kur pės, skauda, aišku, nahui. Tiesiai, kojos, naga. Ne, aš noriu namų. Viskas, einu ir krapsiu. Tumytė draugiškesnį, kad čia šventys. Naujo, ką dabar tai filmuoju. Na. Dabar lenkis. Koks čia objektyvas? Objektyvas Silobridžo objektyvas. F2. F2. Ai, tai F2 gerai. O man YouTube'as už tokį kontentą neduos banų. Aprengi. Terminatorius gerai. Sansukiu, kad neįkašiu. Daug pažiūrėt pirškilutę. Galėsim paskui eit pagadint tavo mikrofoną, tai mano DNR drusku. Kur nieko nematau. Opa. Aš irgi ginkluotas. Iššauti, tai tavo nuotraukos pradingtų. Viskas tavo pradingė. kolegas tavo. Kuris? Va. Šitas? Taip. Ai, nu. Fullframe turi dar. Aš tai pasitelkiau savo talentą ir jau pamečiau lenzą šitam aparatui. O, ką tu? O, здорово. Gerai, kad bent jau man nereikėjo stoti. Man reikėjo ne liemeniais, o lietpalčių. O, tu kurva. Durnas per tokius griovius šokinėti. Kas čia yra? Granatos? Ai, Čia, žodžiu, va čia važiuok, va tai čia yra šik reikia padaryti, ne? Jisai daro ir da bum. A, čia bombeškiai su riešutais? Taip, pas riešutas šitas girnį. Skaldyti. Čia tualetinio tuba, tai patys suprantat, kiek reikėjo prišykti, kad pasidaryti dėžę granatų. Lemba, faina, kad pastavė mikrofonas tik ten tavęs vieną. Galiu duoti. Sveiki, šiandieną mes susitikome mūsų Sūduvos Vilkų poligone, atvažiavom čia pirmą kartą, mūsų tikslas buvo atvažiuoti, pasistatyti mašiną, išsitraukti visus ginklus ir tada saugiai kirsti Lenkų sieną. Kirtom Lenkų sieną, 4 iš mūsų buvo be pasų, galvom, nuvažiuosim pigaus alaus nusipirksim. Atvažiuojam, parduotuvė sekmadienis tai nedirba. Tai va, sekantį kartą prašysim Ignelio, kad Sūduvos Vilkų žaidimą darytų šeštadieniais, tam, kad galima būtų nuvažiuoti pigaus alaus paimti. Ačiū už dėmesį, visą gerą. Pakarto, ką sakei. Prieš tai.
Da prieš tai. Pasipisam už kalno, labai gražus vaizdas. Laižom, pripatik, dažyklelę atidarysim. Bravo, vienas. Delta. Delta. Nerėkau. Kad kitaip nesupranta? Drovus žmogus. Nerėkau. Suvaldyk. Jo įranga daugiau kainuoja ar mano? Robė! Vienodai gal, bet šiaip tai Robė! na. Ateik čia biškai. Irgi filmuoju. Rimtai? A, jau matau. Aš matau, kad Ausines turi, muzikos klauso. Pasijungit. Čia mano namai, čia mano draugai. Čia. Sigučia filmuoju. Aš tai šnipas. su balsu tu tolimu. Šnipas? Šnipas su kamera. Tu būsi mūsų spoteris. Lauksim, kol vlogą padarys, žinokit. Laukit, followinkit, pasą gerai filmuoju. Darysim Lauksi ilgai. Lauksim vlogą. Tai gerai, lauksim. Dabar kelinto? 17. 17. Kokį 30 gal ir bus? Kiek darbo, žinai, pats Meskit įdėsim. rožyčių. Patapinam, like, subscribe. Net nesakiau nei vieno sykio per Like, šitą video. subscribe, o ką tai reiškia? Kad aš pyderas. Man pirmai koją peršovė, aš dėl jūsų stengiuosi, jūs net laiko nepaspaudžiat. Princas. Pažiūrėk, koks baltas. Wow. Man tai sakė, kad sakė labai gražus. O juk tu da, DJ Nano čia, ne? DJ Nano čia, ne? Jo? Aš irgi norėjau tokio, bet pasėmiau va tokį. Daug savo įrangą kainuoja. Nori į kamerą keisti. Pagrindinis dalykas vakas, brangus. O, blėt. Žiauru. Bet iš tokio gauti čia bus blogai. Bet tai gerai, kad mūsų komanda. Nu nežinau, gal mažu neprasileisiu iš tokio atstumo. Aš nežinau, aš čia fotkinu, tai nenoriu labai trukdyti visiems. Tuo labiau filmuoju ir nenoriu pats prasileisti. Nežinau, kaip čia lys, kad ir galėčiau paprotyti neišduodant lokacijų. Įdomu, čia labai daug vietos. Bet mes einam, net nebėgam. Nieks nebėga. Daugiau kažkas šaudo. Tai net nežinau. Aš per daug lys nenoriu. Nes tikrai prasileisiu. Ne. Aš jūs nušausiu, op. Tiesiai į kamerą. Tai, blėt, vienas fotografas Klaipėda yra, kuris žaidžia bednų, fotkina belemenis. O, tai skietas? Jo, jis ten fokusai. Nežinau, aš tai pirmą kartą tai žinau. Studentim šarfus gauda. Nu, jis ten toks, saudama zamėgti. Man mažu burną užrybą dar pareiskins. Dantis išmuša šiaip. Jo, dantis muša. Liot, reikia saugot. Žiedro parado. Taipas. Taipas. Bet paniūkint nori. Taifo, norit? Raudonų taipas, ne mūsų, tikrai taipas. O tai galima jį O tai niukti? mes nešam raudonus, ar kaip? Ne. Raudoni. Mėlyni, raudoni. Ką, ne. Prisivartosi gaidžio, kaip po to šaudysi. Ne, kai vokiečiai. Dar tiesiau. Kai vokiečiai varysim. Visai neblogai. Gerai, kad čia ir žolių. Pavyktų. Bam. Prašė manęs Delta pafotlik, bet fotkinu kitą komandą. Kaip tau sekasi? Pamačiau, kad tai ne į šitą pusę, tai aš nuėjau į tą. Visai neblogai. Atrodo, kad čia net nereikės nuotraukų apdirbti. Taip labai gražiai iš tikrųjų. Gerai, vis tiek reiks, bet tai. Galėtų biškį saulė šviesti, žinai, kas pas tai gero. Aš dar tik ką tik išėjau, rūkiau su Ai, mirtvekę, realiai fotkinau ir išbėgančius. Galvo. Su atėjo F4? Kaip su F4 labai ryškiai. Su F4 fotkinau realiai tik tai Ai, bet išbėgančius. pas tai full frame'as. Pas tai vis tiek ryškiau. Aš galvoju, kodėl pas tai taip ryškiai, pas mane ISO reikia daugiau kelt. Pas mane ISO štukos 600 maždaug. Kaip čia pusės apsikeitė? Čia tipo flenkina, kad jau iš kitos pusės varo. Aikt. O einu nutrauksiu gulintį.
Pasirodo, čia 3 komandos, aš galvojau 2. Aš šiaip sakiau pasiskaitysiu žaidimo sąlygas, bet net neskaičiau. Tai čia aš irgi lygos. Gazdino čia mane, kad toj čia iki kelienių sušlapsi, kad tavo batam bus negerai. Viskas šiaip gerai, viskas šiaip gražu. Matos, kad gerai grajina delta, aš deltos net nematau visiškai. Jeigu man reikėtų pareiti dabar, tai jau net nežinočiau kur. Man atrodo, pagaut pradedu. Jau čia jau ir pats galėčiau pagrajinti. Man nieks neduos. Važiuoju, čia dar pastatas yra. O. Bet tai geras. Nu, čia eksplorinba ne kiek galima. Ja, galėtų saulė švies. Ką? Visą žiūriu, visą reikia didinti kurvą tik tai. Jo, pas mane irgi 4 štukų. Nu, blemvas dar. Nu, pas tave full frame'as, tai čia pas tave nieko. Štuka 6 čia viskas labai gerai, ypač ant full frame'ų. Gali iki 10 gabalų kelt, po to dinoizą naudoji. Taip einu pailsėti, jeigu norėtum pailsėti, tai va čia va galima užeiti. Sakai? Tai yra nežaidybinė zona. Nu. Tavo bariukas mūsų vadinamas. Užėjai, trečia. Ai, nu. Būtų, aš taip einu pailsėti, žūkyti. Landiniai. Nu, tai žinai, jau iš po nakties. Ja. Jis renkasi iš vakaro, pabaliavoja, o ryte nespėja susitvarkyti. Ai, nu. Šiaip tai čia nebūna tokio, žinau, betvarkė. Ja. Tik tai po nakties, kaip sakau. Tiesiog praeito vėjimo. Ja. Rinkiai nori. Šau pažiūrėsim. Apžvelgsim. Spalvos normaliai. Gražiai. Man tai patinka, kad tokios natūralios. Aš tai priešingai draugiškai. Matos, kad 8 yra. Bokė, pacai. Aš taip nemėgstu perspausti. Ja. Kiekvienas kaip fotografuoja, gal kaip jam. Aš dar eisiu Pinterestą pasižiūrėsiu po kokio, ką galiu su spalvom sudirbti. Nes pas mane mačiau nuotraukos šiaip tais labai ryškios, tai ten galima spaust ką nuolydį. Bet ar reikia? Nu, tokios labiau portretiniai. Bet tai čia žinai prie žaidimo. Ja. Aš tai mėgstu biškį daugiau tą diafragmą prisikokus 5, 6, kartais 8. Ir tada yra sokvila, žinai. Kiek maždaug kadrų padarai per vieną žaidimą? 4-500. Na, tada padaugiau. Atsirenku į metamą tą kokius 200. Tai pas mane iš 200 atsirenka gal 5 nuotraukų. Šešėlius biškį pakeli dar, ne? Jo, šiek tiek kai kuriuose vietose. Aš tai mėgstu pritamsyti. Blemba visai nieko kadrai, gal man 1.8 susimato. 10 mm. Įsikalbėjau biškį su fotografu, einu pažiūrėsiu, kas pasikeitė. Kol kas dar nei vieno šarato neprasileidau, tai džiaugiuosi. Bet aš deltos visai nerandu. Oi, va, delta. Ką? Šaulys buvo. Nėr kada. Labai dienukė. Buvo objektyvas užstrigęs, bet tas ir vidinau kažkaip. Tiesiog diafragma užstrigo. O kaip čia yra, kad į skirtingų komandų nešaudot į viens kitą? Ai, nu. 2 komandos prieš delta varo. Kaip ir sąžiniai. Vienas yra pečėvė. Kaip sekasi? Gerai ten, va kažkur. Čia tipo kažkoks susitarimas galioja? Tipo kažkoks susitarimas galioja? Nu ką, žinau, ten mačiau raudonas su žaliu stovi, sakau, ko jūs į viens kitą nešaudų, sako, kažkoks susitarimas Ai, yra. nes galima užsisakyti. Ai, nu. Kontraktą. Ai, nu. Mes nenusipirkę. Kiek tas nano kainavo? 300. Ai, tai kaip manau. Trečias šiandien? Ką? Jo, 3 pėm mokėjau. Iš draugo. Tema, nu. Dabar mačiau po 4 pėm eina. Aš ansik prieš 4 išleidimą paėmiau, tai už pačią pigiausią kainą. Kas dar į Kuršėnus? Į Kuršėnus važiuos dar kas? Gerai, aš noriu išlipti. Ta labai daug stiklų.
Aš net nepradėjau žaidimo, sugebėjau pamest vieną pėdą kamerai už 20 eurų. Rimtai? Jo. Jau. Kūro, vien minusas. Nieko neuždirbu, tik tais prapisu. Gal aš tave pafilmuosiu. Drauga. Tai gal ateina, užtenka sėdėti. Ateina mūsiškiu. Jeigu tu, blėt, nesi Deltos racijoj, kur su Joneliu laksto, blėt. Jis jums kas, blėt? Komandos narys? Neturės dvigubo kanalo. Va čia tai grajus vyksta. Aišku, ir aš ratu dabar prasileisiu. Nežinau, filmuot, nefilmuot, čia man atrodo, čia nėra ko filmuot. Fotografuot čia reikia, bet čia sunku, su kamera ir dar vieną kamerą vaikščiot rankos. Tai jau čia papasakosiu vėliau, kas čia buvo. Pabandžiau biškį plačių kadrų su platesniu objektyvu priburt. Bus matyt, kas gausis. Šiaip atrodo neblogai, bent jau dabar kamerą. Bet kažkodėl bijau, kad bus gerai. Ką veikiam? Laukiam. Ko laukiam? Priešų. Kas yra? O kaip norėčiau čia, dabar. O. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ką jūs gerai? Nieko, ką, tik išėjom. Gali Barygą pakviesti? Ką? Barygą pakviesti. Va, ateina. O, Baryga! Čia mūsų negali laukti, ne? Jau. Negalim. Aivan, leidžiam svečius į vidų ar ne? Su Baryga. Ką Baryga? Superko kokainą, LSD ir laukiu, kol įvykdys mano suteiktas misijas. Nu, jau sakyčiau, kad įsidrasinau aš tam airsoft'e. Jau su žmonėm bendrauju ir galiu platesnius kadrus daryti. Neužilgo turi baigtis baisiai, kaip dinų laukiu, kol namo grįšiu. Ir aš mąstau, kai man dabar reikės tiek daug nuotraukų sutvarkyti. Penktadienį fotkinau, man atrodo. Ir penktadienį fotkinau nemažai, šeštadienį nemažai, šiandien dabar tiek. Galvos vilkai išėjus. Vau, patinka man. Veiklos tikrai yra, aišku, reikia normaliai apsirengti, ne taip kaip aš, nes neturėjau daugiau ką. Sakė, minutė 2 ir baigsis žaidimas. Sakė, raketa kažkokia leis. Papasakok plačiau apie žaidimą. Žiauriai daug bėgiojimo, žiauriai daug visokio laksimo, naftos gavimo. Šiaip tai žaidimas tai užskaitau, bet žiauriai daug buvo biškį čiteriukų, žinai, užpiso, tu mirei, bet į tave vis tiek lesa, bet nieko, vienam vos iš božės netkaliau, bet nieko, tai žaidimas tai viskas tvarkoj, ką žinau, kaip tau pasivaikščiojimas. Atsibūdo. Jau biškį, aš tikiu čia lakstyti pirminę atgal, bet kontento tai čia jau bus jau. Perdodu va komentavimą Vykintui. Turbūt nežinau. Suprakaitau daugiau nei salėj. Dėl lauke. Žiauru. Šiaip žaidimas pats pusę velnio, neblogas. Prapisom juodai, atsiprašau. Family friendly. Pralaimėjom žiauriai. Bet svarbiausia emocija. Auskarą varpoj turiu. Vusiai buvo. Va, net kraujas liko. Galiu parodyti video. Tai ką tai aš tau galėsiu duoti, Garančia būna kamerai. Mes galim kada nors nulėkti. Greičiau tų kėdinų. Ką, kibinus pridėjai?
Čeburėkų negavom, nes atostogas išėjo. Eidžiai. Gavom kibinų. Tai jau čia eisi jau pas jį. Gerai. Bam. Viskas. Wow. Pažiūrėsi mano vidį. A ne, varysim kebų. Kebų. Matai, man tai baisiai patiko čia. Panašu į motokrosą, tik ant motokrose visi ratu važinėjau, čia net nesuprasi, iš kur šaudo. O gavai iš ratuto? Aš? Jo, prasileidau daug. Na, Gabris specialiai. Gabrės tai dar specialiai šaudė. Aš norėjau, bet pagailėjau. Bet jo, kiti tai jeigu pašauna, po to sako, oi, netyčia organizatorių pašaujo, atsiprašo, prieina. Nu, aš ne organizatorių, tad gerai. Ar man patiko? Šiaip žaidimas geras. Daug laksimo žiūri, daug kardio. Dar taip žaidime nesu kartą judėjęs, ypač va su savo geriausiu žmogum. Pajudėjom. Naftos tiek prinešėm nuo to kalno pirmyn atgal, tai daug. Taip tai geras žaidimas, bet užpiso kai kurie žmonės, nes tave nužudo, karočią dar labiau tave lesa, žinai. Tai va tas gal labiausiai užkniso. O taip tai, vienas šiaip tai žaidimas, ką galiu pasakyti. Ir turėjom nuostabų fotografą, videoblogerį, kuris pastojo maišėse. Man tai kas geriausia buvo. Su tuo Paulium judėjau. Mes bėgam. Krito ant žemės, kulverstuką padarė. Tai dar pirmas kartas tai pakui. Antrą kartą bėgo, atsistojo porą metrų vėl kulverstuką ir visą kelią žvengėm. Tiesiog taip visai zaibys pajudėjau. Nu, komanda gal atrodo taip labiau, žinai. Nes aną kartą tai aš su nei vienu nebazarinau realiai, o su šitais tai labai gerai. Aišku, ten tie buvo atsiskyrėliai. Taip tai viskas zaibys, ką aš žinau. Kebabų, operatorių kipsų irgi nupirksim kebabų už tokį gerą darbą. Žiūrėkit, koks jis gražus berniukas filmuojama. Nu, tiek žmogus dirba, kad kebabą, nu tai davai, hebra, like, subscribe. Nu, o ką tai reiškia? Kad aš esu pyderis. Ko? Nu tai va, karočią, tai va. Tai tiek ir galiu pasakyti. Jo. Na, eik tu geras operatorius. O, pasienis, palauk. Pasienis, va dabar tai gali būti įdomu. Patekau į komandą, labai patenkintas ir labai džiaugiuosi ir labai gerai, ką galiu pasakyti. Labai very nice. Perduodu operatoriui. Operatorius baigė vlogą, liko tik tais 3% kamerų. Taip.